Mes dar turim 2 vietas pasirodo čia. Ateikit iš kitų Techninis salių. personalas nesėdo. Viskas. Žiūrėkit, įjungiam mikrofonus. Labą dieną visiems. Va, labai malonu matyti iš tikrųjų ne tik pilną šią salę, labai pastaruoju metu dažnai tai sakau. Dar maloniau matyti tai, kad bibliotekos visos erdvės yra praktiškai sausakimšos. Ir turbūt nebereikalo, negana to, kad kvietėm Beną knygų mugėj pasigavus į Alytų atvažiuoti, dar nusiuntėm į Simną. Sakė, ir Simne buvo alytiškių, na, o kas negali, dabar atėjo. Tai iš tikrųjų, Benai, ar jūs dabar sakysit laba diena ir techninę informaciją aš paskui, arba dabar? Gerai, mes sakėm taip, pakalbam, kadangi kiti žmonės žiūri kitose erdvėse ir stebi transliaciją, po mūsų pokalbio visi keliaujame į lauką prie Jurgio Kunčino sienos, nusifotografuojame. Kadangi oras nuostabus, tai tikrai jokių problemų nėra bendrauti. Kolegoms pasakau, turbūt kolega dar kitas girdi mane, labai prašau į lauką išnešti ir mūsų nuotolinę kolonėlę su mikrofonu. Tai jeigu Benas norės dar kažką pasakyti, tikrai galėsim pasakyti, mes girdėsim, gerai jausimės, surinksim parašus ir visa kita. Tai sveiki, Benai, atvykę į Alytaus Jurgio Kunčino viešąją biblioteką į Alytų. Sveiki atvykę. Mikrofonas jūsų. Aš per 3 metus turiu tokią misiją, tokią savo, čia nieks man neaišku nepasakė, bet sugalvojau, kad reikėtų aplankyti visą Lietuvą. Tai žinot, gal dabar kokie 20% jau tų tokių bibliotekų aplankiau ir tikrai išeiti iš bažnyčios ir tiesiog eit, kur žmogus kartais gal neteitų, nes turi įvairiausių blokų. Aš pastebėjau tą bloką, žinot, kai stovėjau knygų mugėje, įsivaizduokit, pirmą dieną buvo knygos pristatymas, tai buvau su kunigo Kaklajuoste, buvau su, palaikykit šiek tiek, čia dabar tęsi, buvau su kunigo Kaklajuoste, tai žinot, žmonės kažkaip, labai ribotai, tai bijo prieiti. Ir sako, Almos Lidaros, ta atstovė, sako, kai jūs išėjot jau dabar pavalgyt, atėjo čia iš bibliotekos moteris ir sako, jūs pasakykit, kad mes jau jam ten daug kartų rašom į tą Facebooką, kad pasikvies ir net rašo. Sako, mes bijom jo paties, tai gal piktas. Tai tikrai, o po to, kai kitą dieną nusėmiau, jau tiesiog su paprastu golfu stovėjau, tai reiškia, kad žmonės ateina, jau jie neturi tokių kompleksų, tai aš einu į tas bibliotekas kaip erdvę, kur žmogus tarsi nėra įpareigotas liturgijai, kad čia dabar atsiklaupti, atsistoti, žinot, tas mus visus trojina. Nemoka plaukti, nemoka stot, nemoka gult, nemoka sėst, ypač tos žmonės, kur būna dažnai bažnyčiai, nes tos vyresnio amžiaus moteris, kur būna pas mus, pavyzdžiui, Kaune, tai jos apskritai turi savo liturgiją. Ir jos tenai, kada jos ne visada ir kartais būna. Tai turiu tą tokią misiją, apvažiuoti visą Lietuvą, tai be abejo. Ir kitur jau grįžau net antrą kartą, pavyzdžiui, Kretingoje labai tikrai palėtė, dabar grįžtų gegužės mėnesį su motinos dienos koncertu į Jurbarką. Tai pradedu tą tokį savo turą visada su tokiu vienu pasakojimu. Aš nežinau, kiek Alytuje yra šarvojimo salių. 1, 2, 3, jeigu pirmas skaičiuot, turbūt tos salių bus daugiau. Tai Kaune yra labai daug salių, žinot, ir pas mus parašo visur tose salėse, kai tu eini prie žmogaus, kurį ištypi, nuotrauka keičiasi, o visur parašo tas pačias nesąmonės. Pavyzdžiui, išėjai ir ta pats tekstas, tik žmogus keičiasi, nuotrauka. Ir ten pas mus yra tokia viena salė, kur adaptuoja tekstą prie to žmogaus. Ir aš dabar einu čia laidoti 34 metų vyrą, matau nuotrauką, gimimo metus, matau 2 vaikai, matau žmona. Ir parašytas toks, tokia mintis. Sako, kur yra tėtis? Suprantu, kad jau čia tie vaikai klausia. Sako, tėtis yra ten, kur kepa patys skaniausią pyragą ir verda pačią skaniausią arbatą.
Ir tada vėliau teksto nepasitenkinę vaikai šito atsakymų klausia toliau, sako, kur esame mes, o mes esame ten, kur neturim vieni kitiems laiko. Tai ačiū labai, kad jūs padovanojot pačią brangiausią valiutą ir nepaisant tikrai nekomfortiškų sąlygų dabar atėjot visi šitą susitikimą ir šitoje erdvėje, kitose erdvėse ir tikrai padovanojot tą pabuvimą vienas su kitu šitam amžiui, kur mes laiko vieni kitiems neturim. Ir tikrai labai dėkingas, kad šitiek žmonių susirinko, tai labai didžiulis vertinimas. Man kaip žmogui matyti tiek daug žmonių, kai tu aukoji šventas mišias, pradedi aukoti šventas mišias Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčioje, sekmadienį 12:30 minučių prieš 2 metus paskirimas ir tu matai 10 žmonių. Šventose mišiuose po metų tu matai 800 žmonių. Tai tikrai yra tos didžiulis įvertinimas, aš esu labai dėkingas, kad jūs atradot savo laiko ir padovanosit šitas porą valandų šitam susitikimui. Benai, jūsų noriu klausti, turbūt nėra klausimo, kurio jūs būtumėt nepaklaustas, nes tikrai tiek daug vizitų ir kelionių, bet pakalbėkime apie Beną Lyrį kunigą. Nuo pašaukimo, nuo atradimo iki, turbūt ryšių sakyti, nežinau, gal abejoju, iki nelabai patogaus kunigo kunigijos luomui. Kur buvo pradžia, kur kelias, kur esate dabar ir iš tikrųjų ar tame pasaulyje nešate šviesą žmonėms, bet kartais tenka galbūt sugerti ir kolegų galbūt netokius komplimentus, kuriuos girdite iš žmonių. Mano pašaukimas gimė turbūt iš to, žinot, kad tėvelis visiškai mano netikinti, su mama labai tikinti. Ir kai gimiau, tai tėtis sako, tegul vaikas užaugs ir pats pagalvos, ar jis nori krikštytis, o mama labai gerbė ir mylėjo tėvelį. Ir nebuvo taip, kad tėvelis vadino mamą dabarka, o mama sakė, tėvelį, aš noriu, kad tu eitum su manimi bažnyčią, tiesiog jie taip mylėjo. Ir 7 metų pats pasirinko krikšto mamą, krikšto tėtį, savo kaimynus, sugalvojo, kad man reikia krikštytis. Ir tas Dievas ir meilė mamai buvo sinonimai. Ir jinai parodė tą teisingą tokį Dievo veidą, tokį, kad meilė ir mes sekmanį einame į bažnyčią, mama kelias ryte ir sako, nesikelt, sako, dabar vienas sekmanis laisvas, tu pailsėk, sako, vakarė nueis. Ir mamos ta neprievata, o toks nupriešinimas, kad tu nori eiti, nes mama niekada gyvenime man nieko neliepė. Visada pasiūlė arba suteikdavo pasirinkimo galimybę. Tai man turbūt pašaukimas gimė iš to tokio keliavimo su mama į bažnyčią ir to vakumo, kad aš kai nueinu pas kunigus, tai aš nematau tokių pretenziją, ko nesutinku būti tokiu. Ar ne, tokia ambicija. Tu nematai, ko tu nori, tas tokio gyvo santykio. Matai sterilius žmonės. Pavyzdžiui, perskaitai kunigo knygą, tai aš kai skaičiau knygą seminarijai, kunigų daugumą knygų ir biografinių, tai aš skaitau knygą ir aš jaučiu, kad tai yra valdiška knyga. Maždaug aš klausiu jūs dabar esate vyskupas arba kunigas, kaip jūs švenčiat Velykas? Kas iš to? Man visiškai toks, apie nieką klausimas. Sterilus klausimas, kai tu, o kaip jūs, pavyzdžiui, dabar kunigai išgyvenat savo vienatvę? Kaip jūs išgyvenat savo nuodėmes? Man norėsiu to tokio, nesterilių klausimų, kur mes turim ten tokius, sako, šitie klausimai nesuderinti, ne, kaip prezidentas ten turi būti. O man norėsiu tokio nesuderinto buvimo ir tada tokia pretensija, kad galiausiai kaip tikybos mokytojo gaunu mokyklai, kur 100% pas mus mokinių tikybos pamokoja. Niekas neetika, nebuvo etikos pamokų, tiesiog gaunam tokią mokytoją, kuri tiesiog nuostabiai su pranciškonišku jaunimu, su kviečia į seminariją, atvirų durų dieną. Galiausiai pradedu varyti tikybos klasę, žinot, numirė tėtis mano, sirgo vėžiu, tai žinom, kad nes vis tiek išplitė viskas, buvo pats savo diagnozės prisistatė, tai nesurado vėžio, nes sakė, kad jam yra astma, nes dužso, o kai nuėjo, tai visi plaučiai apimti. Tai neturim ką valgyti, mama neturi darbo, nueinu pas mokyklos direktorių labai tikintis, geras žmogus visada, per kokią nors šventę pats pirmas mus veda į bažnyčią parapijos. Visas mokslo metus pradedam su bažnyčia ir toks pirmas pats pavyzdys tikriausias. Ir aš neinu pas direktorių 10 klasėje, sakau, direktorių, mano mama neturi darbo ir mes neturim ką valgyti. Tai sako, tegul ateiname rytoj pas mane. Ne, mama sako, aš nežinau, Birutė, čia bus labai blogai,
ką sako, aš jums galiu pasiūlyti valyti klases. Tai yra tatas 17 klasių, bet yra kosmosas. Įsivaizduot, visus suolus reikia sukelt, išplaut, sudėt, po to tų langų išvalyti ten be galo. Nu, tai yra didžiulis iššūkis, kad sako, gal čia per žemą bus kaip meninė fotografija. Mama sako, ne, man darbo toks. Ir aš pradėjau valyti mamai padėti, 10 klasiai. Tai tikybą pasiėmiau, visas kėdės sukeldavau mamai, dar išvalydavau kokias 7 klases, mamai likdavo 10. Po to, ir kažkaip va to tikybą, kažkaip pagalvojau, kad reikėtų gal stoti seminariją. Nebuvo to aišku suvokimo, kad dabar čia įstosiu, čia taip bus. Pradžiai įstojau mediciną, nes draugas patarė, kad kunigas sako, tu įstok į mediciną, nes jeigu seminariją nepriims, tai tu visus metus prarasi. Nes seminarijos stojimasis buvo rugpjūčio 22 dieną, o iki tol visi į aukštąsias jau buvo įvykę. Aš galvoju, įstosiu mediciną, jeigu neprims, tai studijuosiu mediciną, po to, jeigu prims, tada atsimsiu. Tai įstojau į seminariją. Tai tas kelionė toks, žinot, kūrėsi beinantis labai. Mama, pavyzdžiui, mano buvo toks, gyvas žmogus. Ir jinai tokia, jinai tokia, viską leido ir man ir broliui. Niekada nieko, pavyzdžiui, sako, aš neišrinkau, nei žmonos, nei pasirinkimo. Mama buvo ta pagarbi tokia laisvė, nes mama, žinot, yra žydė, bet nepraktikuojanti, ne judaizmą, bet katalikė. Tai toks žydiškas auklėjimas buvo, kad vaikui viskas leista ir per tą sako, tu pats turi suprasti, kad tau reikia. Tai turbūt ir mamos tas toks vaizdas ir tos vakumas, kad aš nesutikau tokių žmonių. Man, pavyzdžiui, apskritai, aš, pavyzdžiui, matau, mano žmogus ateinantis į bažnyčią yra žmogus, kuris nėra aptvertas tvoros. Nes ateina vaikai į mišias ir po mišių ateina, nežinau, ar Alytui taip vyksta, bet pas mus tai Kaune yra, kad jie po mišių turi ateiti, kad parašą gautų. Tai aš sakau, kodėl jūs eina pas mane su tais parašais, vaikai? Sako, čia reikia, kad pagūniai, sakau, kam čia reikia, sakau, tai jūs dalyvaujat mišiuose, jūs patys pasirašykit, kad dalyvaujat. Sako, tu ir taip galima. Sako, aišku galima, kai Dievas mato, jūs parašykit datą, kad buvo. Sako, jūs ne. Ir žinokit, visi tie vaikai dalyvauja, aš matau. Ir jie patys pasirašo, aš matau, jie ateina ir labiau, kai jais pasitikė, jie labiau ateina. Ateina santokos sakramento, susikop, nori 7 mėnesių ilgų prie santokos. Tie žmonės neturi sutvirtinimo sakramento, o tie nusprendė, kad jau 4 metus bendrau nori santokos. Klebonas sako, netuoksiu. Sako, gerai, aš palaiminsiu santoką jūsų. Sako, jūs po to santokos sakramento atsiųsti tą sutvirtinimo sakramento tą pažymėjimą. Sako, klebonas, benai, bet taip negalima. Sako, klebonė, bet mes turim pasitikėjimo kreditą duoti žmonėms. Jie yra suaugę žmonės. Sako, skaitykim katalikų bažnyčios kanonus. Ką sako, jeigu ateina kunigas, ten neatsako. Ir gali taisyklėm žiūrėti, ir gali pagal kanonus. Taip ir taip gali taikyti, iš tikrųjų. Ir teisininkai žino įstatymą, ir žino, kaip galima, ir taip, gali taip pasreipti, kaip tu pakreipsi. Čia viskas taip subjektyvu. Ir žinokit, aš sutokiu, čia gal kokią daug porų taip sutokiu. Ir aš pamirštu, suprantat, tas poras, bet jie ateina bažnyčią, messengerius, ateina žinutė, žiūri, sutvirtinimo sakramento pažymos. Sako, bet jūs atsiuntėte, sako, kunigė, čia yra garbės reikalas. Jūs, sako, pasitikėjo, kaip mes dabar galime. Ir žinokit, apie 8% atsiuntė. Ir tikrai tie žmonės, jeigu tu pasitikė, tai yra, ir ateina, pavyzdžiui, žmogus pas mus į kleboniją, kad jaunas 30 metų vyras, kai tenka budėti ir sako, aš noriu, kur čia galima nusimti tą krikštą. Sakau, žinokit, yra sakramentas, kuris nepanaikinamas. Krikštas, jeigu galiojantis santuoka, kunigystė, sutvirtinimas tiesiog yra nepanaikinamas, bet tai gali kunigas pasakyti, iš visko, tu čia vaikštai, neik į tą bažnyčią, nepraktikuok ir tu nevaikščiok čionai. Bet aš suprantu, jeigu žmogus ateina, jam kažkur skauda. Ir tu gali pradėti dabar kalbėti su juo, kur jam skauda, kad jį privedė, taip, kad jis tiesiog nori. Ir dažniausiai to žmonės pavyksta laimėti. Nes tu matai, kad jiems skauda, jie patyrė kažkokį iš bažnyčios narių kažkokį sužeidimą ar ką, ir tu gali sakyti, eikit, čia nevaikščiokit, ir kartu gali, tai yra puikus pastoracijos būdas. Tai aš nemačiau tokio pastoracinio būdo, žinot, kad kalbėt adekvati pastoracija, kuri paremta ne knyga, bet pavyzdžiui, dabar čia man kažką pasakot, aš atverčiu katekizmą ir sakau, 17 puslapį va taip, pasitvarkysit pagal 17 puslapį, ateikit, kalbėsim. Taip nėra gyvenime. Žmogus nėra tik tai knygos ir parašyta, bet tiesiog tu turi gyvai reaguoti. Ir kartais tie žmonės, tai man turbūt pretenzija buvo iš to tokio, o jeigu tu esi gyvas, žinot, labai sulauki, ta prasme, aišku, kad reiktų sulaukti. Ir iš bažnyčios ten tų narių,
Ir tą reiktų daryti. Bet žinokit, jeigu, pavyzdžiui, dabar aš klausyčiau tik tai, ką man sako ten vyskupas ar ten dar kažkas, tai tada man reikia iš vis susipako daiktus ir numirt, turbūt. Nes gyvenime iš vis negalima nieko padaryti gero ir apskritai kažko, jeigu tu tik tai pradedi, natūralu, kad aišku turi blogų dalykų, padarai tokių dalykų ir kartais gerų dalykų padaryti, pavyzdžiui, tau pasako, taip įskaudina ir duoda tau per galvą ir po to nieko nenori daryti. Čia viena moteris man taip davė per galvą, žinot, tai aš, tikrai stengiuosi nuoširdžiai laidoti tos žmonės ir dabar palaidau čia šitą jos mamą ir jinai man supranti, sako, kad po tos laidotuvių liturgijos, sako, man nei vienas žmogus, kaip jūs kunigą palaidojot mano mamą, sako, jūs nei vienos ašaros nespaudėte. Sako, bet jūs įsivaizduokit, taigi čia ne Šiaurės Korėja, kad ta prasme aš dabar, man, sako, jūsų mamai 97 metai. Ir sakau, mūsų mamos, mums yra pačios gražiausios ir pačios geriausios. Bet sakau, kai aš laidau savo mamą, žinokit, aš nemačiau, kaip kunigas laidau mamą. Aš tiesiog matau mamą, bet aš negirdėjau nei ką tas kunigas sakė, nei kaip ten ją ką nešė. Sakau, kaip jūs laidot mamą, kad jūs dar turit jėgų ir dar galimybę žiūrėti, kad neverkia, kad ką. Ir žinokit, tai tikrai skaudina kartais. Atrodo, ten visą širdį sudėti, žinai, ir tiesiog arba nueini vakare ten prieš laidojimo liturgiją, vakare nueini visą į tą salę, pareikšti užuojautą, vis tiek pabūt net laidojimo dieną, bet prieš. Tai žinot, kiti žmonės tiesiog tu susibendrauji, matai, kad tokie, o kiti žmonės, žinokit, tai pasižiūri maždaug, galvoja, kad čia kunigas atėjo. Žinot, nes turi patirti, o čia sako, kuris kiek čia, nieko, tai tada gerai, sako, nes galvoja, kad čia dar, tiesiog. Žodis turi patirties, yra labai realistiškas, nes ne kiekvienoj bažnyčioj gali susituokti, neturėdamas arba turėdamas ne tiek, kiek reikia. Tai, žinot, gyvenimo patirtis irgi turbūt visų yra, bet mes turbūt pereisim dar prie kito tokio etapo irgi gyvenimo skaudulių, nes, kaip ir jūs sakot, ir knygoje turbūt apie tai kalbama ne tik šitoje, bet apie tą mūsų socialinių burbulų pasaulį, apie tą mūsų grožį, spindesį, kuriuo mes norime dalintis, bet gyvenime labai dažnai atsiduri toje situacijoje, kai dalintis nesinori, tikrumo nėra ir tu tampi tikrai vienas. Vedu mintį, bet ką norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų labai dažnai mes galbūt kunigui, mes žmonės, bendruomenė, suteikiam, man kartais atrodo tai, tokį beveik Dievo statusą, kad jis tai kaip ir yra šventas. Aš tikrai atsimenu irgi savo mamą, kai sakydavo, vaikeli prieš kunigą neburnok, beveik kaip prieš Dievą. Ir aš sakydavau, mama, o tai kodėl, tai jis irgi gali paliesti, pačiupinėti, gali su juo kalbėtis. Ir iš tikrųjų tas sudievinimas ypatingai kunigų, ko gero, jis egzistuoja ir dabar dar. Tai, bet kol laukiam jūsų, aš kažkaip taip neatsakiau, žinokit, praktiškai Dievas Mesijas atvažiuoja. Nes taip, kaip jūs keliaujat per Lietuvą ir taip, kaip žmonės sutinka, aš čia be sarkazmo, iš tikrųjų nuoširdžiai, tai rodo vieną labai paprastą dalyką. Paprastumo, jaukumo, tikrumo, nuoširdumo, žmogiškumo iš dvasininko šiandien irgi trūksta mūsų bendruomeniai. Nes štai kaip pradėjot kalbėti apie tikybos pamokas ar dar kažkokius panašių parašus bažnyčioje ir mūsų auditorija iškart pradėjo pritarti, sakyti, nes taip yra ir taip toliau ir taip toliau. Bet pereikim dar į kitą dalyką. Jūs ne vienerius metus buvot Kauno klinikų kapelionas, taip? Jau dabar kurį laiką ne. Dabar antrosios ligoninės. Bet Kauno klinikų ligoniniai, kaip suprantu, ta patirtis buvo jūsų ta, kur pirmiausia arba visada teiki ligonio sakramentą, o ir labai dažnai turbūt susiduri su ta gyvenimo realybė arba su tuo gyvenimo etapu, kuriuo mes baigėme gyvenimą šioje žemėje. Tai nėra paprasta, tai nėra lengva. Bet žinokit, ligonių patepimo sakramentą teikti yra turbūt pats lengviausias dalykas. Bet, pavyzdžiui, antroji Kauno klinikose tai pati lengviausia dalis yra suteikti ligonių patepimą. Ir, pavyzdžiui, daktaro disertacijos tema, kurią esu pasitvirtinęs, 2 metus esu pabaigęs Milane pastoracijos psichologijos,
Tai ir mano visa šita knyga iš tikrųjų realiai net ne ligonėms. Net ne ligonėms, nes aš suprantu, kad įsivaizduokit, ligonis guli. Nu ką, guli ir serga ir viskas. Ir apie jį visi šokinėja. Bet, pavyzdžiui, Lietuvoje niekas nesirūpina ligonio artimaisiais, kur tavo, pavyzdžiui, vyras ar žmona guli, tai tau dar reikia darbus padaryti ir dar reikia sirgti kartu su ją. Ir tapsime, buvimas su ligoniu reikalau daug daugiau jėgų sveikatos sektoriui, tai gydytojams, medikams, slaugytojams, jų padėjėjams ir artimiesiam. Tai aš sakau, kad mes turim perdegimo sindromus, dėl to, kad pas mus nėra Lietuvoje tokios nišos, kur tu galėtum save pripildyti. Nes, pavyzdžiui, šalia artimo žmogaus, ką žmogus serga, guli. O tau reikia darbus, pinigus parnešti. Viena moteris, supranti, klausė mane pakvietus dabar, tuo pačiu metu laukia širdies ir plaučių donoro. Jeigu, sako, aš dabar kunigė parašau čia tą sutikimą, kad aš sutinku, tai mane dar guldo ligoniniai. Jeigu ne, tiesiog man gydymo nėra, metai gal laiko liko ir išrašo namo, nes, bet sako, jeigu aš dabar parašysiu tą sutikimą, tai sako, jeigu man tie donoro organai neprigis, sako, tai aš numirsiu. Sako, jūs dabar pasakykit man rašyti ar ne. Sako, kodėl jūs mane prievartaujat, kad aš už jūs nuspręsčiau. Sako, jūs pagalvokit, pati pasimelskit, kažkas mirs, kad jums padovanotų savo organus. Sako, jūs melskitės už tą žmogų, kuris padovanos, už jo artimuosius, už komandą, kuri persodins tos organus. Sako, jūs paruoškit vietą dirba Dievo veikimui. Tai sako, tai kur kunigė yra Dievas? O sakau, tai tas Dievas, tai sakau, 3 metai, kiekvieną dieną su jumis, tai sakau, dar klausas, kur yra Dievas. O pas ją vyras kiekvieną dieną, nesvarbu, ar ne Klaipėdoj guli, Kaune ar Vilniuj, pats iš Klaipėdos važiuoja po darbo nakvot. Ir taip 3 metus kiekvieną dieną. Sakau, Dievas yra jūsų vyras, kuris kiekvieną dieną jūs tasto nešioja visur ir, sakau, po darbo dar dirbam čia. Sakau, dar jūs klausat, kur yra Dievas? Sakau, nu jo, gal tikrai aš jeigu tokio žmogaus neturėčiau. Ir kartais tenka atvert akis žmonėm, kad jie galvo, kad Dievas yra, ne per mus, ne per tikrumą, ne per ženklus, ne per tos, kur... Nes kartais situacijos, kurios ateina, tai jos ateina mums su labai gerai žmonėm, kad mes jas įveiktume. Tik mes jų nematom, nes mes matom situaciją, bet nematom, kiek daug yra angelų prie pagalbių pritiesta, kiek dalykų. Tai mano, pavyzdžiui, šita knyga buvo pastiprinimas. Aišku, ligoniam labai tinka, nes jie atras save, bet pastiprinimas, sakau, koks namuose esantis daiktas, net kaip jisai tuščias, sulaukia daugiausiai peržiūrų. Žinot, ar ne? Šaldytuvas, ar ne? Tai aš sakau, tai reikia parašyti šitai knygai tokį vizitinį sakinį. Apie ką šitą knygą? Man labai nepatinka, kaip per pristatymus būna perskaityti knygą ir pasakoja. Sakau, knyga tai nereikia perskaityti ir papasakoti, bet reikia paklausti, kas čia yra, kas čia verta. Tai būtų toks sakinys. Sunkumai, baimė, netektis, liga, mirtis, ne Dievo prakeikimas, bet įprastas žmogaus gyvenimo režimas. Ir kad jeigu tu taip gyventi sugebėsi su tuo, tu tiek daug dalykų gali veikti. Tu matai, jeigu ne ligą matai, bet matai galimybę, kiek prie tave žmonių, vyrą, tas pats žmona, kurie tiesiog tau padeda būti, tai kartais tie sunkumai taip sujungia ir tokia didelė tok dalykų duoda mums, tai daug didesnės dovanos, negu kad tu sėdi prie teliko ir perjunginėjai programos, kurios tau patinka. Nu šitą patinka, tai šitą žiūriu. Nes tai nėra selekcijos, tu tiesiog gyveni su to, kas nepatinka, bet kas yra tavo gyvenimo dalis. Ir čia šita knyga gimė iš tokios, aš sakau, tai yra paguodos vadovėlis, kad tu tiesiog, kažko suprastum žmogui, padėtum žmogui sutaikyti su jo paties gyvenimu ir kad žmogus nepradėtų galvoti, žiūrėdamas ten internetą ir tos portalus, kad čia kur kelia šitos visos mūsų žvaigždės savo sėkmingą gyvenimą, kad čia visi taip gyvena. Nes tu gali toks kaip prieturnis jaustis. Nieko neturi, čia tavo artimasis serga, o čia visi, supranti, Graikijoje, Ispanijoje, Tenerikai vilas perka, čia karas, o aš čia toks vienas, niekam nereikalingas. Tai taip nėra, nes ten yra iliuzija perduota per filtrą, kurį aš noriu patransuoti ir parodyti. Ir aš sakau, žinokit, kad čia yra normalu, jeigu jūs sergat ir vaikas susirgo ir tiesiog tai buvimo žmogaus sąlyga. Tai man ligoninė dada tokį adekvatų žvilgsnį realybę,
o ne kažkokį ten, kad jeigu tu pradedi tikėti, tai Dievas tokį skafandrą užvelka ir nieko nevyksta, viskas sekasi. Taip, ne, taip, o jeigu mes dabar rašytume apie Dievo motiną, tai iš tikrųjų šios dienos kontekste, laimės kontekste, kokią knygą, tai tai būtų ne šventoji, bet tai būtų prakeikčiausia turbūt. Nes pažiūrėkit, Marijai net jokių sąlygų. Ta vaiką pagimdyti, nei kokio kušerio, nei kokios ligoninės, nei kambario kažkokiam tvarte, o to su to vaiku bėgiot. Bet nepaisant to, vis tiek įvyksta vėlybos, Marija paimta su kūnu sielai Dievo artumą. Čia vienas kunigas buvo išsiųstas į, čia visiems jums tinka ir man labiausiai, vienas kunigas buvo išsiųstas savo norų, jis norėjo labai misijų, kadangi yra gydytojas, tai sugalvojo į Afrikos pačią apačią. Ten, kur nėra gydymo visiškai. Jis ten važiuoja misijom. Ten prabuvęs metus laiko, žinot, ten malerija, jisai dabar persirgo gal 80 kartų. Tai yra baisu, tiesiog kitam žmogui gali numirti. Ir dabar jau sulaukė iš kito jėzuito kunigo, rašo jam laišką, sako, aš norėčiau atvažiuoti tau padėti į tavo tą tarnystę, nes tau vienam ten yra sunku, ten kelios vienuolės yra. Ar, sako, yra ten sąlygos pas tave bus? Sako, blogas klausimas, kunigas. Jeigu tu pas mane atvyksi, kad pas mane yra sąlygos, tai sako, man tokio kunigo nereikia. Man sako, reikia kunigo, kuris pas mane atvyktų į pastoraciją su tais ligoniais, kai nėra jokių sąlygų. Ir labai dažnai gyvenime, kai nėra jokių sąlygų, didžiausias potencialas mumise sužydė ir pradeda gimti. Aš, pavyzdžiui, nemačiau, tikrai valanką prieš švies galiu pridės pasakyti, Kauno onkologiniam skyriui, paliatyvios pagalbos ar onkologiniai ligoniai, žmonių, kurie serga labai sunkiom situacijom, kad, pavyzdžiui, ten būčiau kokie, norėčiau, kad ten, pavyzdžiui, jie ėdasi vieni su kitais, ar pletkina tenai, ar kažkaip, ten jie gyvena, atrodo, ten taip gyvena, ten kiekvienas žodis, kiekvienas veiksmas yra toks svarus. Tai aš sakau, kad, iš tikrųjų, realiai mūsų sunkumai yra mūsų gyvenimo kvalifikacijos kėlimas, jeigu mes sugebam supras, kad čia dabar ne kažkaip Dievas nusiuntė, nes velniškas mąstymas galvot, kad tu matai, va, aš jai dabar nusiųsiu ligą, ir aš pažiūrėtų ir neatlaikė, tu matai neatlaikė, dar reikia nusiųsti. Tai jeigu mes tokį Dievą įsivaizduom, tai mes įsivaizduom velnę, kuris čia mūsų sužeisto mąstymo. Dievas atėjo, kad mes turėtume gyvenimą, bet neapsaugo, nepridėjo pagalbų ir esam pažeidžiami, jis pats užlipo pirmas ant kryžiaus, nužengė ir ne, kad parodytų, kad eitume toliau nei sunkumai. Tai man ta knyga gimė tokia adekvatus realybės suvokimas, nes iki 2016 metų Lietuvoje buvo 6 žmonės iš 10, kurie turėjo psichikos sveikatos sutrikimų. Aš dabar manau, kad yra 9 iš 10, tai gal iš šitos publikos 9% mes visi turim. Ta prasme, ar nerimo baimė, ar panikos ataka, ar dėl ateities, kai yra tokia situacija geopolitinė, ekonominė, galiausiai karo situacija. Ir aš sakau, kai žmonės ateina, sakau, jūs nebandykit galvoti, nes jūs išprotėsite. Jūs tiesiog dėkokit už akis, kad dar turit šalia ir gyvenkit dabar, kas šalia jūsų yra su tai žmonėm, o mes ne mūsų valiai tie, pavyzdžiui, poryti, tojus. Ir aš, pavyzdžiui, šiandien pasakiau Sandrai, ar ne iš Sandrai, sako, va dabar vyksit į tą Jurgio pusė 6, sakau, nebūtinai taip įvyks. Mes galvojam, kad čia, kad aš dabar pas jūs atvyksiu, arba kad grįšiu į Kauną, tai čia, taip vyks, nebūtinai taip įvyks. Nes iš esmės šitie dalykai yra stebuklingi, kad mes galim pagal planus nugyventi. Bet pavyzdžiui, kad jūs čia atėjo dabar šitą biblioteką, ar čia stebuklinga, kad jūs atėjot savo kojom? Turbūt nieks nepagalvot, kad čia. Ar čia stebuklinga, kad jūs visi šitie žmonės, kur esat, gali kvėpuoti be deguonės palaikymo aparato? Kad jūs turite tikrą širdį, nereikia dirbtinės, kuri tiesiog palaikytų jūsų šitą funkcionavimą. Tai mes iš esmės tokius bazinius dalykus nelaikom vis stebuklingais. O tos visos situacijos mus nurengia ir pamatom, kad mes tokie vaikščiantys stebuklai. Bet juk nereikia būtinai dabar tų situacijų, kad mes pradėtume gyventi kaip stebukladariai. Tiesiog reikia suvokti, kad mes esame stebuklingi. Tai man klinikos atvėrė labai daug akių ir labai daug širdžių. Ir tos žmonės, kuriuos surinkau šitą knygą, tai aš čia pas juos ėjau ir jie čia galvoja, kad aš jau juos mokysiu. O iš tikrųjų jie parodė, kai pasakojo apie slaugytoją, kuri savo brolį, turėjo tą brolį 11 metų, pateko avariją, jaunas vyras, 40 trupučių metų, ir buvom patalų, bet visiškai protingas. Ir sako, aš jį slaugiau ten 10 metų ir sako, žiūriu, kad nėra jėgų, tiesiog man viskas suvariau, tai einu, sakau, slaugytojai darbą,
atiduodu visą slaugytos atlyginimą, nes šalia gaunu pensiją, brolio pensiją, kad jis galėtų privačiuose globos namuose ir aš einu, sako, pasidienom. Kiekvieną dieną, su maistu, su viskuo, bet sako, naktį bent tiesiog išsilsiu, kad galėčiau pailsėti. Ir dabar tam, sako, broliui šalia dar atsiranda vėžys, plintantis. Nu, ir sako, aš sugalvau, kad, ir matau, kad jam sunku gyventi. Ir sako, prisirinkau tokių vaistų, kur stabdo širdies darbą. Ir sako, aš sako, gal nori, aš tau suleisiu, sako, 30 eurų, kad tiesiog tu užmigtum, jeigu nori, tu, sako, paspausti ranką man. Ir sako, broliui, tai pašarą bėga ir sako, noriu. Ir sako, prisileidu šiek tiek leistų vaistų, kad sustabdyt tą raumenį. Sako, negaliu, kunigė. Ir sako, mano brolis, kaip aš, sako, dabar galiu. Nuvariau, sako, į bažnyčią, prisipyliau pilną švesto vandens butelį, grįžau į tos Klaros namus ir nuprausiau į visą švesto vandenį. Sako, Dieve, jau aš tai netvarkysiu pati šito dalyko. Atiduodu tau. Sako, kaip tavo valiui? Sako, jeigu tam broliui jisai baigė apie žemišką visą, gal čia mane, sako, kažko turiu išmokyti. Per 4 dienas, sako, brolis iškeliauja. Tai aš kalbu knygoje apie tokias situacijas, kaip mes gyvenime norim patys išspręsti, bet mes nepasikalbam su Dievu. Kad tau atiduodu, Dieve. Tau atiduodu šitą situaciją. Tau šitą, ir kaip, pavyzdžiui, aš susirgau tokia liga, tai man virusas pažeidė viską čia prieš 2 metus. Tai man vienuolė, žinot, patarė tą tokią maldą. Ir aš tą maldą įdėjau į šitą knygą. Sako, tu dabar įsivaizduok Jėzaus kryžių. Ir jūs visi įsivaizduokit, gal turit gyvenime tokių situacijų, žmonės matot, kad jums kenkia. Va tiesiog daro įtaką, ar tėveliai kažkokie, stereotipai, kad va man tėčiai buvo, ir man tai bus čia onkologija, ir man bus. Ir sako, įsivaizduojat Jėzaus kryžių, ir sako, Jėzaus kryžiaus gale atiduodu visas savo baimės, visas savo ligas, visą savo genealogiją, kur galima daryti, ir atskiriu nuo savęs, kad jie mane darytų įtakos, nes aš esu jo šviesuoju dvasiui atskiras žmogus, kuris gyvena savo gyvenimą. Man protėviai nieko nedaro, man nedaro kitų žvilgsniai, su tokiu. Tai man ta malda taip padėjo, aš negalvoju, kad taip gali, tiesiog su Dievu kalbėti. Nes dauguma žmonių galvoja, kad, ai, čia sako, va, mama ten taip, ar genetiškai čia taip. Tai aš dalinuosiu tokiom, praktiniais dalykais, kur man labai, kas man padėjo, kaip man tos situacijos tų žmonių pasakyti gyvenimai, atrodo tamsa jų, prakalbėjo šviesiai. Iš to gimė toks self-pagalbos, savipagalbos knyga. Nežinau, ar skaitėt, kažkas jūs skaitė turbūt šią knygą, ar ne? Jurgio Kunčino biblioteka dar gauna, kas buvo knygų mugė irgi turėjo, iš tikrųjų perskaičiau šitą knygą, nusistebėjau. Žinot, ko nusistebėjau? Nes visų pirma, tai be galo, aš sakyčiau, taip daugiasluoksnė knyga, todėl kad yra istorijos, tikrai iš jų nepasakosiu, be galo yra puikus sprendimas pačios knygos ir kiti dalykai išryškinti sakiniai, kurie lyg ir yra, tai ką jūs daug rašote, ne, tokias tezės gyvenimui, tezės... Kad nebūtų vientiso sąmonės rauto, varo kunigas ten sąmonės rautą. Ir nieks nepagauna. Tai iš tikrųjų labai man patiko ši knyga, kai padėjau šią knygą, supratau vieną paprastą dalyką. Ir tikrai noriu jums pasakyti, nes esu katalikė, bet tikrai ne visada praktikuojanti ir kaip tas Dievas veda, taip aš einu, kartais taip anaip kitaip, čia kiti dalykai, bet žinot, kas man labiausiai patiko, kad tai vis tik sustiprina tikėjimą. Tai gerąja prasme ir turbūt atradimas tas, ką jūs ir sakot, kad neklausi, o Dieve, tai kodėl dabar čia man, o Dieve, tai kodėl dabar negali būti taip, o Dieve, tai kodėl šitas, o Dieve, kodėl anas tai pasakė, o tas dar to nepadarė, o aš nekalbu apie tas situacijas gyvenime, kur iš tikrųjų mes pereinam, visokias tas situacijas. Tai va šitas dalykas man labai patiko, kad gali atsiversti ir kaip man pasirodė ir ši, ir didžioji dalis jūsų knygų, ten, kur nėra galbūt tik tai poezijos posmai, gali atsiversti skaityti nuo bet kurio puslapio. Tai va šitas yra labai gerai. Nereikia skaityti kaip kažko nuo iki, o gali tiesiog atsiversti skaityti. Gal tas 2-3 pažymėtas eilutes, gal tą vieną istoriją, ar dar tokių kažkokių panašių dalykų. Ir jeigu dar kalbant apie tai, ką jūs
ką jūs duodat, ką jūs gaunat iš kitų. Ir dar, kur semiatės tų jėgų? Dievo maloniai, Dievo stiprybei. Negi jums niekada nekilo klausimas, o tai kodėl man? O tai jūs esate sakę, mama išėjo anksti. Jums tai buvo irgi žmogus pasaulis, taip? Tai iš kur tos jėgos ir net paprastesni dalykai pažvelgti į kitą su meile? Čia, žinot, tokį patį paklausimą, gal kitais žodžiais, bet visų klausė, pristatymus iš Šiauliuose, kai paklausė ta moteris, kuri vedė renginį Jolanta, tai 7 kartus įveikus vėžį per 5 metus skirtingų dalykų. Tai sakau, čia aš jūsų turiu klausimą, jūs čia manęs klausinėt tokių nesąmonių, nes aš tai čia jūs tiek nebūtumėt, aš tai negaliu. Bet aš tai žinau, ką galvoju, iš kur yra jėga, pavyzdžiui, mano gyvenimui, tai iš adekvataus žvilgsnio gyvenimą, iš priimto, suprasto savo silpnumo. O čia turbūt, kad aš esu ne tas žmogus, kuris dabar einu pas kitus žmonės, kad aš išganyčiau juos, Dievas išgano. Aš tiesiog galiu pabūti. O mes Lietuvoje turim tokią problemą, kad nei kunigai, nei artimieji, nei mokytojai, nei psichologinis, dauguma žmonių mes nemokam tiesiog pabūti su logiu, žmogui yra blogai, nepasakant, kad dabar čia tau 4 stadijos vėžys, tau viskas bus gerai, nenori taip nusiplauti. Mes nemokam būti. Ne, nemokam, tiesiog aš nežinau, kaip čia dabar. Bet mūsų niekas nemokė. Taip, nežinau, ar galima. Niekas nemokė, ne. Ir sakau, dabar nėra taip, iš tikrųjų, sakau, nėra gerai jums. Ir kiekvieną dieną bus vis blogiau. Bet sakau, šitą dieną, kur turim, tiesiog dabar galime gyvendinti, kiek galima. Tai aš turbūt iš to adekvataus suvokimo, kas aš esu, ne mesijas, ne išganau pasaulį, bet būnu. Ir kartais tos situacijos keičia ir perkeičia, būna ir padeda man supras. Dabar prieš geras 2 savaites keliavau pas 37 metų moterį, jai per 4 metus nepadėjo niekas. Joks gydymo būdas, jos vėžio formai nebuvo efektyvus, iš hospiso paskambino Jolanta, sako, gal kokį čia kunigą, kad nebūtų taip, kad neišgąsdintų tos šeimos, nes tas vyras, sako, bažnyčios visas piktas, sako, žinokit, aš nuvešiu jį, tai sako, galau, kad jis tiesiog, tą kunigą gali užmušti. Koks kaip žvėris tas vyras, negali suprasti, kodėl Dievas jam tą žmoną atima, nes viskas apimta ir plaučiuose metastazės, ir deguonis tiekiama, ir visa geltona kepenysė, ir stuburė kaulus. Ir nueinu ten 37 metų mergaitė guli, moteris, ar ne, 17 metų sūnus, labai jauna, į spintą atsirėmęs. Dukra, gal 14 ir tas vyras, jau, kur vaikštus toks visas. Žinokit, matau tą moterį, mes pasikalbėjom pradžiai privačiai, nes vis tiek buvo kaip gydyt ir ligonių patapimas ir aš matau tą moterį, kad realiai nėra čia ką veikti. Ten angelas tiesiog. Ir aš matau, kad ji tokia gera ir tokia švytinti, po to pakviečiu visą šeimą. Ir ta šeima šiek tiek nueina ten į virtuvę, tas sūnus, sakau, niekur jūs čia neikite tą virtuvę ir nebandykit slėpti, kad jūs verkėt, ateikit, sakau, verkit prie mamos. Sakau, mamai laikas jau tiksi. Ir sakau, ta mama viską žino, kad jūs ten einat paverkti. Verkit, sakau, paskutinė amžinybė, sakau, ją akimirką tiksi, būkit, sakau, su ją. Kiek tik galit, sakau, ir viską. Ir žinokit, ta mama matos, kad verkia, sako, jūs galvojat. Sako, kad jau kaip aš numirsiu, tai kad manęs nebus. Koks, sako, jūsų tikėjimas. Ir tokia failina. Ir po to išeina iš tos šeimos, tas vyras apkabina, žinai. Atrodo, va, ir suprantu, 6 dienos praeina, jinai iškeliavo. Nuostabi moteris, tikrai matos, kad tokia šviesa, ten prieėjo, ten tą visą kvalifikaciją pakėlė. Ir aš supratau, kad jinai buvo tol, kol tas vyras susidarė. Tiesiog įvykdė va šitą visą. Ir kaip jinai kalbėjo ten, aš kaip jinai kalba, tai galima viską rašinėti. Tiesiog tu matai, kad jinai kalba kažkas ne jinai. Kaip ten tos žodžius, ten dukrai, ten sūnui pasako, tas sūnus įspirta atsirėmęs ir tiesiog verkys, net balsu matosi, nes mama ir tokia jauna, o vyras tikisi, pradžiui toks lyg piktas, labai rezervuotai, bet ir matau tokias situacijas, kad mes norim visiems, aišku, geriausia, kad mes ateitume kito gyvenimą, kiti sudėtų mūsų savitį ir mes nugyventume ir suspręstume, bet kartais reikia priimti savo ribas ir suprast, kad negalim nugyventi viso gyvenimo už kitus, bet tiesiog būti jų gyvenime, čia mūsų misija ir per tai turbūt yra atsidaro dangus, o ne per tai, kad mes kiek ten išgelbėsim visus, ten išgydysim visus.
mūsų buvimas yra išgelbėjimas ir išgydymas. Kažkada esu perskaičius tokią mintį, kad kai išlydime artimą žmogų, labai, nesakykim, verkiam, bet ne dėl to, kad gaila jo, bet dėl to, kad gaila savęs. Gaila to, aš sakyčiau, gaila to ryšio, kurį tu turėjai, aišku, gaila ir savęs, nes tu buvai laimingas to žmogum tą padaryti, bet, pavyzdžiui, kaip aš išgyjau nuo metus laiko jau pas gydytoją psichiatrę Editą, nuostabus žmogus, nes man mama tai visas pasaulis, žinot, aš jos nematau, ir man sako, bet koks, sako, jūs esate egoistas, sako, jūsų mama dabar, kai jūs verkėt, negali būti laiminga Dievo artumoji, sako, jeigu jūs esat, jeigu, sako, jūs norit padovanot ir mylit savo mamą į geriausią dovaną, tai jau viskas, nepasilikit gedulę ir siųskit jai savo laimę, maldas, mintis, jinai sako, galės tada atsipalaiduoti Dievo artumoji, būti laiminga, matydamas savo sūnų laiminga, sako, nei vienai mamai nebus gera Dievo artumoji, jeigu jinai matys ištisai sūnų jau pasilaidojusi ir ten gyvenantį su jie tenai, bet ne su jie dabar čia, kad jinai yra nemato. Tai man tos Editos toks aprėtis labai patiko, nes bažnyčiai kažkaip nieko, tai vilties reikia, toks, žinot, toks trafaretinės tos frazės, vilties, bet kartais žmogui reikia kūrybo tokio, kaip psichologo kažkokio žvilgsnio, kad pasakyti, nes mes esam psichosocialinė, dvasinė, biologinė, fizinė būtis 5 dėmenys. Mumise persipina ir kuris dabar, kurį čia paliečia visi turbūt, jeigu vienas serga ir kitus persidengia ir paliečia. Aš nešioju dabar tą mamos žiedą, turiu, kad žinau, kad jo tėvelio žiedą turi brolis, tai mamos žiedą turiu mamos tokį moterišką šaliką, alyvinę spalvą mama labiausiai mylėjo, tai aš tada užsidedu žiemą, kai būna šalta, čia sako, o čia gal kunigė kokią simpatiją jums padovanoja. Tai žinai, žmonės klausia, sakau taip, sakau, pati mano nuostabiausia simpatija, Birutė vardas. Tai žinai, žmonės klausia, tai ką pasakau ten, tai, bet sako, tokiu moterišku šaliku vaikšto, megztinį turiu, o visus kitus daiktus, tai mamos sesuo pasiėmė. Tai bet turiu to ženklus, kurie suprantu, kad yra čia kažkam šalikas, bet čia tas šalikas, kurio tu niekam neparduotum, nes šito mamos šalikas, tokia kaip relikvija, su jie gyvenu kartu. Tai be abejo. Dar apie tai, kiek knygų jūs jau išleidote, arba kiek dar neišleidote ar išleisite, bet iš tikrųjų žodis jūsų gyvenime. Kada atsirado ir kada pradėjo gulti į knygas ir kodėl? Pradėjau rašyti dar vidurinėje mokykloje, sutikau, iki 10 klasės turiu tokią mokytoją, kuri neskaitė mano darbų. Visą tai vertinimas buvo 6-6 rašydavo man. Tai po to perėjau į pasilpnintą klasę lietuvių kalbos, todėl kad pasirinkau sustiprintai matematiką, fiziką, biologiją ir chemiją, tą mediciną. Dar pradžioje galvojau, kažkaip profiliavimas buvo toks, tai perėjau pas prastą mokytoją. Taip sakė, tai labai gera mano mokytoja. Tai 4 pamokos. Buvau pas ją, ir čia rašau dabar tekstų interpretaciją. 10 klasiai, ten viskas raudona, kiek klaidų. Tapsime skyrybos pagrindė. Ir nueinu, žiūriu 10. Aš einu, sakau, mokytoja, kodėl čia taip parašyta, jinai man sako, dar tau mažai. Sakau, ne mažai, sakau, tiesiog būdavo 6. Tai sako, jis man patinka tavo mintis, aš sako, tų klaidų pati darau, sako, tu rašyk, man sako, patinka jūs. Ir sako, aš ištaisysiu visas klaidas. Ir tai pradėjo rinkti tos tekstus. Ir galiausiai po pusmečio gero susirinkus nusiuntė Lietuvos jaunųjų filologų konkursą. Ir ten tapau laureatu. Ir gavau 2000 balų stojant į bet kokią humanitarinę specializaciją, atleidau nuo egzaminų visų, o tos mokytos dėka. Tiesiog vienos mokytos. Paprastos mokytos. Tai jinai va taip, labai gera tikrai. Tokia mokytoja, kur tiesiog tiki tavim, nemato nei tau klaidų, bet mato ten, ką tu gali. Jinai iškelia tos tavo ir motyvuoja. Nedemotyvuoja, nes mūsų visuomenė mūsų nugalina. Ne įgalina, bet nugalina. Ir pavyzdžiui, jūs pabandykit, bibliotekos, čia galite daryti kažkokius nuostabius dalykus ir padaryti vieną klaidą. Ir žmonės dažnai mato vieną klaidą. Neatleisti. O ne nuostabius dalykus, nes viena klaida yra visas gyvenimas. Tai čia tik asmenybė gali matyti ne klaidą, Dievas taip mus mato, ne klaidas mus mato, neskaičiuojas, neturi tam laiko Dievas, bet mato galimybės ir įgalina mus. Tai va, ta mokytoja įgalino, tapau, po to galiausiai pradėjau rašyti, čia yra mamai eilėraštis. 15 metų man buvo, kaip rašiau tą eilėraštį. Mamai tas per, įdėtas tokio vaiko eilėraštis. Tai po to galiausiai tos trumpos mintis gimė servetėlių, strėlinės maldos, tos po pirmosios knygelės, o tos ilgesnės knygos, kurios istorijos nugulė iš to viso
konteksto, kuriame esu, bažnyčios gyvenimo, žmogaus gyvenimo, mokytojo, kunigo galiausiai, tokių visų patirčių, kur, man atrodo, verti žmonės, kurie mus pastiprintų tos situacijos. Tai gimė po to, kai 2018 metais buvau pas Beatą virtuvėj ir tos Almos Literos leidinių vadovė sakė, kai žiūrėjo mane, jinai sakė, visą tą laidą verkė. Aš sakau, proto neturiu. Tai sako, man labai palėtė tą jūsų kalbą. Aš sako, visada taip kažkaip labai rezervuotai kunigų žiau. Ir sako, galit jūs parašyti kažkokio paguodos tokį. Ir neskambinti, sakau, žinokit, neturiu laiko. Ir po to tiesiog prasidėjo turbūt per tai, kad pradėjau kalbėti, įrašyti, kažkaip gaudyti tokias gyvenimo situacijas. Aš, sako, klebonas man, aš ir iš jūsų parašysiu, žinokit, nes aš jau dabar pradėjau rašyti iš Kaišiadorių, vakar buvau Kaišiadoryse. Tai sako, klebonas, jūs nekalbėkit su Benu ilgai. Čia atėjo toks vienas vyras iš Bernardinų, filmų operatorius, sako, mes ir to pamokslas apie jūs bus. Tai jisai pasakojo, kai iš gailestingumo šventovės Vilniuje filmavo Velykų nakties mišes. Ir žinot, visus kampus filmavo, kad tie žmonės, kurie žiūri per televizorių, kurie aukoja savo mišes lovose, neįgalūs, negali, patirtų tą prisikėlimo Velyknaktį. Ir sako, ten sėdėjo porą moterų, kur visada ateina prieki jos toj bažnyčiai. Po to filmavimo man sako jos, sako, jūs visą šitą filmavimą, tą Velyknaktį mums taip sugadinot. Sako, jūs mums uždengėt Dievą. Sako, jisai tas Kostas, tai koks Dievas, koks jūsų mažas Dievas, jeigu kažkoks operatorius sugebėjo šitą Dievą uždengti. Ir jis dalinasi, kad sako, šičia ką filmavau, tai jūs tai matot, bet sako, žmonės, kurie žiūri nuotoliniu būdu ir negali ateiti į šventovę, švęst, kad matytų, tada kažkaip jo, žinai, sako, po truputį atsileido. Tai aš matos tokius, išgyvenimo dalykus, kur mes kartais galvom, kad čia Dievo, arba kur taisyklėse padarom Dievo, kad taip, tai čia vadinasi, taip turi būti toks. Tai aš kalbu apie tos tokius, dalykus, kurie yra mūsų gyvenimas ir čia būtent Dievas žiūri, kaip mes labai atidžiai mus stebim, ar mes dabar čia taisyklėse kažkaip vadovaujamės, ar dar yra išlikęs tas žmogiškumas ir ta širdis. Tai va čia nes, kas iš to, kad mūsų buvimas, atrodo, einam į bažnyčią, bet nekeičia mūsų santykio su kitu žmogum čia. Pas mus vieną kartą per mėnesį transliuoja Marijos radiją Rožančių. 7 val. Vakar iš mūsų bažnyčios prisikėlimo, bet moterys, tos, kurios kalba visada Rožančius, pakalba iki 5:06 ir po to mūsų šventas Remigijus patarnautojas, sako, man vienam reiks kalbėti, sako, vienam kaip čia nekalbėsi, sako, kad kažkas atsakinėtų. Tai sako, gal galite jūs moterys likti po šventų mišių, kad kalbėsi per Marijos radiją Rožančių. Jo sako, mes Rožančiaus nekalbam, mes Rožančių meldžiamės. Ir iškart yra, supranta, toks, atrodo, žmogus meldžiasi, bet tos meilės, kad prie žodžių kabinėtis. Sako, tai gerai, tada pakviesiu iš galo tos žmonės, kurie galėjo, gal jie norės pasimti. Mes su jom tai nekalbėsim, ten sektantai sėdi. Irgi toks išgyvenimo, atrodo, žmogus būna bažnyčioje, bet vis tiek turi savo tokius nusistatymus, ar ne? Tai kai moteris rašo viena per Facebooką, kad pasakykit visam viskupam savo, visiems kunigam jis ten turi ryšį, kad dabar jau ryškėsi kunigas, viskupai ir kunigai dalintų komuniją atsiklaupus. Tai aš nesupratau, ar tie žmonės, kad klauptų, žinai, ar kad kunigai su viskupais. Tai aš tiesiog norėjau, taip suprantu, nuleisti situaciją į juoką. Tai sakau, gerai, būtinai, sakau, prisikėlimo šventovė visi viskupai ir kunigai bus, jums dalins komuniją atsiklaupę. Jis rašo, ne taip suprato, reiškia, aš turiu tiesioginį ryšį, man Dievas pasakė, kad jis labai pažeminamas, kad mes turime, kad žmonės turi klaupyti, kad jie priimtų. Sakau, žinokit, reikia grįžti brangioji 1 amžių. O kaip 1 amžiai? Sakau, žinot, kaip 1 amžių vyko mišios apaštalų, ne pirmųjų krikščionių katakombose. Visi, sakau, komuniją priimdavo atsigulę. Tai sakau, dabar grįžtam. Ir moteris toliau netrašė, bet iš tikrųjų taip ir buvo. Tai netrašė, tai toks, būna įvairiausių dalykų, ir aš dar įgarsinu. Leidžiu žinot, kad čia yra gyvenimas. Kiek turit paroj valandų? Žinot dėl ko? Dėl to, kad spėjat visur ir dar spėjat sureaguoti į įvairius laiškus ir socialinėje erdvėje, ar ne? Atsakinėti kiekvieną tokį laišką ir dar aiškinti, kaip priimti komuniją, kam klauptis, kam gultis ir taip toliau. Tai yra reikalų,
Tai aš balsu, ten ilgesnis tekstas, aš balsu įrašau ir nusiunčiu, kad galėčiau sureaguoti, nes labai gerai tos audio žinutės padeda. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus klausia klausimo, kuris visiškai neturi nieko bendro su tikėjimu, tai aš nereaguoju. Nu, pavyzdžiui, žmogus klausia tokių klausimų, čia labai dažnai. Nu, tai tiesiog apie nieko klausimas, kai, nu, kelintą dieną galima tas, nu, kabutės gėlės mėnesį. Tai ar čia teisingai, kad mėnesį, nes kiti ten mėnesį laukti, ar ten dar kažką. Bet gal čia labai praktiškas klausimas. Bet čia nieko neturi bendro su tikėjimu. Tai gal, nu, bet mes nežinom, ką tas žmogus žino, ar ne? Gal jam yra kažkas pasakęs, labai tikintis. Bet aš į tokius nereaguoju. Ne, jau nereaguoja. Jau kur rašo, pavyzdžiui, žmogus, kad nori išeiti, ne, nu kažkaip, matau, kur ta prasme žmogus tikrai jau čia, nu, reikalingas, o čia toks, nu, toks apie nieką, tiesiog klausimas, kur ten čia nepasikeis esmė. Tai formos klausimus neatsakinėja. čia yra ne tikslo, bet tiesiog. O jeigu aš paklausčiau be naslyvis, be kunigystės, be tų tokių gyvenimo tiesų arba minčių, arba pabuvimų su žmonėm, ką dar reikia gyvenime? Ką dar mėgsta veikti? Daug kalba, gerai kalba. Ne, aš galvoju, ar turit tokių dalykų, kurie jūs turit jungti nuo darbo, vadinkim taip, net nuo to darbo, kuriam, na, sakykime, esat galbūt ir pašvestas. Tai šitų susitikimų šiandien Simne ir Alytuje aš 2 valandas 15 minučių lipau laiptais. Tai man labai padeda. Žinot, tai yra to laiptai, kur važiuoju, tu tiesiog lipi. Arba 3 kilometrus plaukiu. Nu tai maždaug valandą 27 minutės. Plaukiu 3 kilometrus. Tai darau 3 kartus per savaitę. Arba 4, jeigu gauna. Tai šiandien po rytinių mišių nuėjau tik maždaug nuo 9 iki pusę 12. Po to jau išvažiavome, Tadas atvažiavo pasimti 12:45. Tai labai patinka plaukimas, labai patinka tikrai laiptai, toks, nu, man tai padeda atsijungti nuo tos realybės, tokios iš tikrųjų įsikrauti. Nes kartais būna tiek tokių įvairiausių srauto ir tų žmonių, tų gyvenimo problemų, kad tiesiog iš tikrųjų kartais, man tai buvo kažkada atsiradęs, nu, pavyzdžiui, kai žmogus kažką sako, nu, tarkim, turiu 5 laidotuves ir aš suprantu, kad vyskupas mane paskyrė ir parapijoje, ir paskyrė klinikom, bet aš negaliu būti 2 vienu metu, bet pavyzdžiui, ten aš laidoju kokiam Vainatropio kapinėse ir man skambina žmonės, suprantat, kad klinikose miršta žmogus. Ir man atsirado toks, žinot, tikas nervinis, kad man akis mirksi ir galvoju, nu kaip nuvažiuoti, bet aš dar vienas turėsiu, aš negalėsiu. Ir suprantat, aš sakau, žinokit, būsiu tik po 2, nes klebonų nėra, sakau, aš vienas likęs Vilijampolės parapijoje. Nu, sako, nu gerai, mes lauksim, bet žmonės tada skambina vyskupui. Jau skambina vikaprarot, tada vyskupui. Man skambina vyskupas. Sako, kunigė Benai, sako, čia jūsų laukia žmonės, sako, ekscelencija, jeigu jūs mane paskirsit tik į Kauno klinikas, nuimsit visas parapijas, aš sakau, sėdėsiu tik ten. O dabar sakau, jūs mane skambikit, bet atsisėskite į automobilį ir važiuokit, sakau, suteik ligonių patapimą, nes laukia žmogus, kuris iškeliauja, laukia kunigo patarnavimo. Aš sakau, žinau visas savo pareigas. Sakau, aš suprasčiau šitą jūsų skambutį, kurį man skambinat, jeigu dabar jūs man paskambinat, o aš... Jo, aš sakau, žinau pareigas, bet aš negaliu. Sako, ačiū, sako, supratau. Ir daugiau pasibaigė skambučiai, nes buvo taip, tiesiog, nu, galvoju, sako, tik ten būsiu, tik ten, bet aš negaliu. Tai man buvo, žinot, toks, tikas, bet dabar esu parapijai prisikėlimą, labai džiaugiuosi, todėl, kad mes neturim salių šarvojimo. Nes Matulaičio parapijai būdavo 6 laidotuvės ir 2 kunigai. Ir, žinot, kiekvieną dieną laidotuvės, o čia buvo 2 laidotuvės per mėnesį. Tai labai gerai, tada gali tu tiesiog, ir nėra naktinių, nes kadangi perėjau į antrą ligoninę, tai nėra reanimacijų 30, kaip klinikose, ne? Ten daug tų reanimacijų, ten tik viena reanimacija ir vis tiek patys stipriausi ligoniai yra klinikose. Tai galiu užsimti gyvąją pastoraciją, eidamas pas tų žmonės, kurie tiesiog nori pabendrauti ir laukia ne kunigo kaip jau čia paskutiniai patapimai, bet kaip klausimam, kaip pasidalinimam, kaip gyvenimo kažkokiem abejonėm. Tai toks, nu, dabar yra, bet be abejo, man padeda labai kelionės. Yra tiesiog, aš labai sakau, man kelionės, aš esu labai priklausomos, nuo jų man labai patinka. Pati geriausia turbūt priklausomybė, kai tu skaitai
visą pasaulį, sako, kas nekeliauja, Šventas Augustinas tai skaito tik pirmąjį knygos puslapį, nes pasaulis yra atvira knyga ir kas keliauja skaito visą knygą. Tai kelionės padeda išjungti iš realybės, pamatai įvairiausius kolegas, ir man Milane ir Glečoj turiu pažįstamų kolegų, kunigų italų, ir galiausiai be abejo fizinis labai aktyvumas, krūvis. Aš sportuoju, man sportas leidžia ir padeda užtikrinti mano psichinę sveikatą. Man padeda. Aš norėjau paklausti, todėl kad turint tiek emocijų ir tiek dalinantis, tai iš tikrųjų nori, nenori, nežinau, toks jausmas, kada nors jums yra buvęs, kai žinai, daug duodi, daliniesi, kalbi, viskas gerai, viskas iš širdies, bet kartais tampi vienas, gal ir vienišas, nežinau, ar Dievas yra tas, kuris neleidžia galbūt jausti vienišumo jausmą, dėl to sugrįžti, kaip sakyti, ir tapti žmogumi irgi reikia tų pastangų. Tai sportas ir kelionės, beje, keliaujat vienas, ar turit bičiulių? Dažniausiai vienas, bet kartais ir su draugais. Iki kokią 20 metų tai visada veždavau iš parapijos vis grupės, sudedu ten, pavyzdžiui, Vilijampolėj buvau vikaru, tai sudedu žmonės, sekmadienį per pamokslą paskelbiau, gal kas norėtumėte iki Milano, nes aš turiu, sakau, pusdienį galėčiau jūs pavedžiot, pavalgytume, nueitume vakarienės pasižiūrėti paskutinės, ar į operą Laskalą, gal kokį spektaklį vieną paimčiau ir užliptume Milano katedros stogo, tai būtų 1,5 dienos kelionė. Nu, tai atsirasdo, pavyzdžiui, būdavo 20 žmonių ir aš sudedu tą kelionę, nu, kad pusryčiai, pietus, vakarienė, skrydžiai, nu, to 2 dienų kelionė būna ten kokia 130 eurų žmogui, suprantat, nes daug žmonių tai grupė, tai suprantat, visi keliaudavo, nu tai, bet aš pastebėjau, kad labai pavargsti, nes įsivaizduokit, visus bilietus reiktų, nupirkti visiems bilietus, visus užregistruoti, tai pavyzdžiui būna, kad nuperki, tarkim, kokius 10 bilietų po 19 eurų, o kitus, pavyzdžiui, 37, tai tada išdalini visiems, kad būtų kokia 20, nu, kad bendra suma, kad nebūtų 19 pone, o čia už 62 keliauja šitą, ne? Susimoka, nu kažkaip tai draugiškai. Tai vežiodavau, bet po to, žinokit, pamatai, kad tai didelis darbas. Realiai, nes aš vežu tuos žmonės į tas pačias vietas, kur buvau. Ten yra Pantogų katedros, kur ten va, kiek kartų buvęs, suprantat. Tai toks iššūkis buvo. Dabar šiemet mes keliavom čia su grupe, tai pas Karolį Jakutį, žinot, jūs turit Jakutį šiandien relikvijas, tai man tai jisai nuostabus žmogus, tikrai, dažnai, nu, tai yra tai Dievo angelas suleistas ant žemės, nes jo veikimas ir jokie stebuklai. Aš patyriau balandžio mėnesį, birželio mėnesį, kai buvau pas jį, ten toks vyras, to už manęs 29 metai, su savo vaikais ir žmona iš Olandijos atvažiavo. O ko sakau, čia atvažiavo, aš sako, prieš 2 metus sirgau vėžių, 3 stadijos, jis sako, meldžiausi iš Olandijos žmogus. Ir sako, meldžiausi to Karlio užtarimo, atvažiavau padėkoti, nes nesu remisijų. O eik tu savo iš Olandijos ir dar Olandijos išgirdo, kad yra to, nes ten nėra taip, kad labai religinga, ne, ten visos bažnyčios uždaromos, paverčiamos kazino arba barais, arba teatrais bažnyčios, tai arba kokiom valgyklom. Tai va, ir kalbau, eik tu savo, tiek žmonių tiesiog ateina ir aišku, bažnyčia neskuba pripažinti, jam reikia fakto prieš, kad tu po to, bet jisai sako, kad man tai fakto nereikia. Sako, žinau tiesiog, ir, nu, sako, bet jam reikia, kad jis būtų paskelbtas šventuoju, tai sako, jis jau šventas. Tai vežiau čia dabar tokia, Andrius kunigas vežė, prodė tą grupę, tai mes vežėm tokius žmonės, kurie šiek tiek, nu, taip nelabai, bet irgi mes labai palėtė. Ir Viterbą turėjom, ir turėjom Asyžių, po to važiavau dar su draugais, Vatadas važiavo, dar Zita iš klinikų reanimacijos važiavo, tai Anatolijus draugas, tai važiavom po to mes jau, nu, draugų grupę. Ir Asyžių, ir visą Malfą pakantys nuomą mašiną. Taigi labai nebrangiai išėjo, nes spalio mėnogį galim, ten tas skrydžiai iš vis buvo 20 virš eurų, ten susidėjom tą. Ir taip keliauju, bet labiau gal pailsiu jau dabar grupė, kad būtų nedaugiau kaip 8 žmonės. Nes suprantat, yra taip, kad vienas nori tualetą, kitas nori dar kažko, trečias nori dar, ir tada, nu, labai, pavyzdžiui, palėtė mane tokia grupė, kai mes važiavom, kunigas Andrius suorganizavo tokią kelionę, nu, tikrai pigiai sudėjo, kad žmonės galėtų visi važiuoti. Ir viena moteris važiavo, nu, jinai labai tokia, nu, va. Ir suprantat, važiuoja mes po tų visų piligriminių Romoje nakvoti. Ir sakau, važiuom, sakau, dabar išties ligos ir pailsėsim. Ir jinai sako,
važiuojam į šiukšlyną. O Andriui taip skaudu, kad jis išnuomavo labai tokį butą ir tas butas yra šiek tiek už Romos, bet žinot, labai apleistas rajonas. Na, butas tai švarus, ten viskas švaru. Sako, šiukšlyne gyvena. Ir Andrius jis toks nuolankus, toks geras, jis taip nurijo tą. Ką reiškia, kad kunigas yra nuolankus? Žinot kodėl? 13 kartų atmetė jo daktaro disertaciją. Ir šiemet gegužės 7 ginasi. Nu tai čia yra, sakau, aukštas pilotažas, nes tu gali po to pradėti tikėti, kad tikrai tu gausi. Nu kažkaip. Jis man toks geras žmogus, tikrai šventas, mes kartu su juo prisikėlėme vikarę, būdų jis kartu kunigų seminarijos dvasios tėvas, abudu 86 gimimo. Taip pat, žinokit, ir būna tokių žmonių kelionės. Jeigu didesnė grupė pasitaiko, aš pavyzdžiui su Vilijampolės bažnyčia keliavau, tai važiavo Janytė, jai 86 metai. Ir mes nusileidom lėktuvu 11 val. Vakaro oro uoste. Ir pasiekėm nakvynės vietą 1 val. Nakties, turėjom 2 paras. Tai sakau, dabar, ar jūs eisit Janytę miegot, ar sakau, eisim pitos valgyti. Nu, pusę 2. Sako, ką kunigė, aš kokią senę? Nu, kad tokiu metu eičiau kažkur, žinokit, su ją visas 2 paras, aš mažiausiai turėjau iššūkių. Jinai lipa, jinai visur eina, jinai visur mažiausiai tiesiog. Nei ten ją į tualetą, nei parūkyti, nei, tiesiog, nei va. Tai be abejo, o kuo didesnė grupė, to labiau reikia jau toks, taikytis. Vienas kitos nevalgo, kitas to nevalgo, kitas to. Gidu jums, ta prasme, tokių kelionių organizatorių jums nevertėtų dirbti. Vertėtų, labai pigiai moku sustatyti, bet labai vykti. Dar papildomą profesiją, kaip aš sakau. Norėtumėt būti vyskupų, popiežių? Ne, kodėl? Todėl, kad apskritai nebelieka ten to žmogaus, tas vyskupas ir tas popiežius neturi savo gyvenimo. Ir aš galvoju, kad aš kaip esu labai toks kosmopolitas žmogus, man reikia žmonių, aš negaliu, tarkim, pagal protokolą būti, ar ne, kaip popiežius ten pradžiai čia savo pontifikato iškeliavo. Didžiausias kriminalas, kad popiežius nuėjo nusipirkti optikų akinių. Nu, ne viešai, ar ne, taip saugaginė, tai ten kiek skandalas, koks ten mes. Man tai patinka tas gyvenimas, kad tu gali būti žmogus tarp žmonių, o ne kažkaip, kad tas bet koks, aš galvoju, kad titulas labai gerai, jeigu tai yra instrumentas tarnaut, bet tu puikiausiai tą gali būti be vyskupo, tu gali puikiausiai pro žmonės ir būti šalia, tai čia yra tas vyskupas, tas pats kunigas, tai be abejo, sakramentų sutvirtinimo ten reikia, daugiau gali šventinti kunigais, bet man atrodo, kad nebūtina to, kad galėtų būti labiau žmogus ir labiau to, ko esi, būdamas savo. Man to pakanka. Aš jau žiūriu į laikrodį, valandą laiko kalbam, bet aš nenoriu viso laiko. Jo, nes aš manau, kad dar yra klausimų, bent jau šioje salėje, jau nekalbu apie tas kitas. Ar yra klausimų ir norit paklausti, aš tikrai prieisiu su mikrofonu. Bijo jūsų. Aš pakelkit ranką, aš prieinu. Žiūrėk, tikrai bijo. Ne, iš tikrųjų ne, aš būtų. Viskas pasidarė aišku, ne? Ir kokia gyvenimo tiesa pati svarbiausia? O ką jūs sakytumėte? Tikėjimas Dievu savo. Savimi, Dievu, likimu. Tikrai gyvenimas, pavyzdžiui, tikinčio žmogaus, jeigu imtume, tai gyventi tą gyvenimą su Dievu. Ir nesvarbu, kas tu esi, su juo kartu valgyti ir skausmo, ir džiaugsmo duoną, ir supras, kad tiesiog vienybė su juo gyventi jo šviesoju. Ir kai tau nesiseka, supras, kad Dievas nekapoja galvų, bet tiesiog eina, lyg jam skauda, kai tu padarai klaidą, jisai. Ką, pavyzdžiui, kuo skiriasi jeigu mes piktinamės, piktintis ir skaudintis, turėtų krikščionis skaudintis, nes jeigu tu piktinėsi žmogų, vadinasi, tau jis nerūpi. Jeigu tau skauda, vadinasi, tu jį myli. Ir dažnai žmonės, tai pavyzdžiui, mylimi žmonės, tai mamos, tai jiems nesipiktina savo vaikais. Jiems skauda, kad vaikas suklysta, o ne dėl to, kad, pavyzdžiui, ten pikta. O jeigu pikta, tai tau nerūpi. Tai aš galvoju, kad Dievas irgi toks, absoliutus, jiems skauda, kai mes tikrai nesidžiaugia, kad čia su klupomis tai išgyvena,
Tai nugyvent su Dievu visame, kame priimant savo gyvenimą toks, koks jis yra, būnant pačiu geriausiu savu, nežinau, jeigu šluoja maksimai grindis ir plauna, tai taip kaip Salvadoras daryti apie paveikslus. Jeigu tenai esate gydytoja, tai taip kaip Mikelandželas tapė. Tiesiog geriausia, ką įmanoma, kas nuo manęs priklauso, sudedant visą širdį tą situaciją, ir ten labiausiai iš tikrųjų priartė Dievas. Tai nugyventi jo šviesoju. Bet aš vis tiek paklausiau, kur gauti tos stiprybės, nes iš tikrųjų mūsų tam stereotipiniam, blizgančiam pasaulyje, skubos pasaulyje, gebėti sustoti, gebėti atrasti, gebėti pasikalbėti ir su savim, bent jau yra baisiai sudėtinga. Mūsų nieks to nemoko ir nežinau, ar turėtų mokyti, ar mes patys turėtumėm mokytis. O kam čia ta stiprybė, ką jūs supratote? Aišku. Taip. Nu ir ko trūksta? Tai labai gerai. Aš gyvenu gerai, bet čia reikia laiko išmokti gyventi gerai ir džiaugtis. Aš sutinku su tuo, jeigu jūs būtumėte to klausimo pas mane paklausęs prieš kokius 7 metus, aš būčiau buvus nelaiminga ir sakius, tas negerai, anas negerai, tas kažką pasakė, vyras to nepadarė, vaikai dar kažko. Gebėti gyventi gerai čia ir dabar, sutikit su tuo. Nežinau, kas tai yra, bet tai yra sudėtinga. Aš taip galvoju, kad gyventi gerai ir tobulai, tai žinot, kas trukdo? Netobulai, gerai. Nu, gerai. Ta prasme, gerai, kas trukdo? Sutelkti žmogaus fokusai projektai. Nu, kai mes turim projektą, kada bus sėkmingas ir geras, kada bus taip. Tai tos biški projektus šiek tiek nuleisti ir padaryti, ką aš galiu padaryti dabar. Aš, pavyzdžiui, visada žiūriu, ir dabar čia vakar dalinausi, gal matėt, kas turi mane Instagrame, apie tą berniuką, kuris ten tos kojų neturi, ne, rankų protezai sudėti, yra rankų ir ant kojų. Ir sakau, kad kai ieškom netrūkumų, tai visi mūsų trūkumai tampa galimybėmis ir privalumai. Tai fokusuot, kad mums dabar nebereikia čia pasilyginti su kažkuo, žinai. Jeigu pradėsim lygintis, be abejo, ten su kaimynais, tada bus blogai. Tai nepasilyginti ir neturėti po tokios projekto, kad jeigu dabar aš išpildysiu tas sąlygas arba atitiks kažkokio mano lūkesčiai, tada nuleisti tą kartelę ir gyventi dabartim, ką galiu padaryti geriausio. Ir kartais žmogus yra tas, kuris paslankus, sugeba tiesiog, supras, nepadariau, kaip Andrius, ar ne, man tai sakau stebuklas, 13 kartą turi patvirtinti tai šitą temą. Nu tai tikrai tu gali dabar sakyti, aš nelaimingas, bet tiesiog daryti, kad vis tiek pasieksi, tai po truputį eit. Tai aš galvoju, kad didžiausias trukdis žmogui iš tikrųjų yra jo įsivaizdavimas, kaip turi būti. O nesugebėjimas priimti, kad taip kaip yra, tai turbūt ir turi būti. Ir ką galiu padaryti su to kaip yra. Ir gyvenu taip kaip yra. Ir pavyzdžiui, ta jėga, tai nėra tos jėgos, aš nežinau, kas papildo motinas, kurios vaikus rūpinasi. Turbūt, kad tiesiog prasmės suvokimas, kad niekas iš to nepadarys už mane ir nebus kitaip, aš tiesiog turiu, ką galiu padaryti geriausio. Aš kartais sulaukiu klausimo bibliotekose, kodėl, pavyzdžiui, vyrai keli klausia, kodėl jūsų čia tą renginį užpildo moteris, ar ne? Tai aš pasakau todėl, kad mes galvom taip labai, sakyčiau, negatyviai, kad galvom, eina pas kunigą, kad kunigas čia vyras, ar ne, o iš tikrųjų ne dėl to, ne tik dėl to aspektas yra tas, kad Lietuvoje ir visuomenėje mes matome moterį kaip stipriai lytį. Tai reiškia, kad moteris turi jėgą imtis atsakomybės ir kalbėti apie nepatogius dalykus. Pavyzdžiui, aš matau, einu per ligoninės, jeigu susirga vyras, tai tą vyrą, supranti, maitina, sakau, tik kad jis turi rankas, savo jiems sunku. Tai moteris maitina, jeigu moteris susirga kokią onkologinę ligą, 20-30% vyrų jas palieka. Ypatingai palieka, jeigu gimsta neįgalus vaikas. Pavyzdžiui, Patau sindromu. Kalbam su vyru, to berniuko, kur gimė, ir ta moteris tik rūpinasi, jai vaikas. Sako, aš tai kunigė, žinokit, nenoriu pratintis prie to vaiko, nes sako, ilgai negyvenam, sako, nes vis tiek jo nebus, bet sako, jūs esate egoistas. Sako, jūsų sūnus gimė dabar ir jūsų sūnus, sako, reikia dabar jūsų, o ne kad gal numirs, tai aš neprisipratinsiu, sako, dabar apkabinkit sūnų. O ta mama tiesiog neapkabina, neskiria laiko. Tai aš matau, žinau, tokį moteris, pavyzdžiui, užpildo bažnyčias, užpildo tokius, turinio renginius, ta prasme, kad jos yra pas mus tas stiprioji lytis, kuris sugeba jėgą suprast ne kaip jėgos demonstravimą ir galę, bet kaip sugebėjimą imtis atsakomybės už gyvenimą, kuriame reikia pasiaukojimo.
Tai va toks, tai tada tas vyras taip neleido, nu aš net, taip man atrodo, va toks, ką aš matau pagal tą kontekstą, kur susiduriu. Nes vyras, jeigu, pavyzdžiui, tapatina save su sūnum, tai sūnus turi būti kažką pasiekęs, nu čia, tada fainai, kad viskas. O mama tai jam tai tas pats realiai. Ar tas sūnus kalėjime myli tą sūnų, ar tas sūnus profesorius, tai taip pat myli iš tikrųjų. Nėra, kad mama tenai mažiau myli, vis tiek tai yra jos vaikas. Tai aš matau kaip moterį, kaip tikrai stipriai lytis, kaip imtis atsakomybės už savo gyvenimą. Ir laimė dažniausiai žmogui trukdo užsikelti projektai, pasiekti tam gyvenimui kokybišką pasilyginimas, tavo vizija, kaip čia tu dabar įsivaizduoji. Gal ir visuomenės toks, aš sutinku, ką jūs sakot visiškai ir kad nuo žmogaus priklauso, bet visuomenės keliama kartelė, jinai irgi yra ir mes ne kiekvieną sugebam ją pastumti į šalį galbūt, arba jos nepastebėti ir nebandyti tos kartelės įveikti, nes dėja taip yra ir nežinau, apie kokią žmogus jėgą kalbu, apie va tą jėgą, gebėti gyventi savo gyvenimą, negyvenant kito gyvenimą. Čia turbūt yra patys tie sudėtingiausi dalykai ir labai dažnai mes kalbam apie tai, kad reikia taip, anaip, kitaip, nesilyginti, nežiūrėti, nedaryti, bet gebėti tai padaryti, nėra taip labai paprasta. Labai sudėtinga, nes mes patiriam tokį moralį, tokį, sakytum, išorės poveikį, kuris daro mums poveikį. Aš kai pas mus atėjau į prisikėlimo bažnyčią, tai klausiu, kodėl tie žmonės, kurie nėra mūsų parapijos žmonės, apskritai ta mergina, kur atėjo tuoktis prisikėlimo bažnyčiai, jinai nėra mūsų parapijos žmogus. Ir aš klausiu, kodėl jūs čia atėjo tuoktis tą prisikėlimo bažnyčią iš Švėkšnos, kur Švėkšnos bažnyčia yra nuostabi, toks ansamblis. Sako, čia praeitais metais, sako, tuokėsi mano kursiokė. O sakau, tu koks čia ryšys su ta kursiokė jūsų? Sako, nuotraukos labai gražios buvo. Ta prasme, tai tie modeliai, kad, kursiokė man reikia pasilyginti, pakonkuruoti, žinai, tokias kaip, žiūrkių lenktynės, ar ne? Kad mes, turim atitikti, nes ten pasižiūriu, arba, pavyzdžiui, padeda Karolina Meskino, žinot čia ką? Tai, tas kapelionas Petras, tai sako, aš sako, išprotėti žmonės, pakrikštijo to jos vaiką. Tai sako, po to, sako, krikšto užsipildė, sako, metam į priekį, visiems reikia. Žiūrėkit, atrodo juokinga, bet labai nejuokinga. Ne visai nejuokinga. Ir čia iš tikrųjų tas klausimas, o ką daryti, o kam daryti, o kas turi daryti, o kaip daryti, nes tikrai tai yra baisu ir žiauru. Va tai, ką jūs kalbat, ir visi tie influenceriai, aš nesakau, kad tai blogai, nes jūs irgi tam tikrą prasme influenceris esate. Bet tie nepamatuoti dalykai... Reklamos nėra pas mane. Jūs esate reklama. Žiūrėk, kokia nereklama? Bet pasakyk, jau sakėm atėję, kad pravedžiau pro sales, ten, kur yra žmonės ir žiūriu Facebook'e, kunigas ir sako, ką jūs čia bepročiai įdėjot, supranti, net nepamatysit manęs gyvo, tai maždaug pažiūrėsit per ekraną. Bet juokas juokais labai gerai, jeigu yra žmonės, kurių gausybė seka jūs, bet seka tas kitų dalykų. Tai atsirinkti tuos dalykus yra irgi be galo sunku. Mes čia esame jau ta karta, kur jau, sakykime, kiekvieną savaitę, Vida, kiekvieną savaitę matos. Aš galiu ranką prieš pasakyti, parašo per mano Facebook'o platformą, per Instagramą, su pasiūlymu įdėti ten kokį žinot, kai kremą ten tą, jeigu įdėsit 4, visą mėnesį 4... Gerai uždirbsit. Tai bus 1000 eurų. Tik tai? Ta prasme, už mėnesį. Iš vienos kažkokio tai reklamos. Galiu pasidalinti, nes turiu artimos patirties su ta pačia Meskino, ar ne? Taip. Sakė, pabrango. Dabar 4 tie, ką jūs vadinat blokai, ar ne? 7000. Tai neparsiduokit už 1000. Tai aš, pavyzdžiui, sakau, man gali prašyti, sakau, aš pas mane reklamos nėra. Žmonės ateina į pusę ir skaito mano kūrybą, o ne kremą, ne kelionę, ne kažkokį tenai masažą, ne kažką. Sugrįžkim prie jūsų žodžių, knygų, minčių, jos nesibaigiančios iš tikrųjų yra. Ir čia yra žmonių, kuriems jūsų žodžiai iš tikrųjų pagelbėjo labai gyventi. Pagelbėjo gal tą kiekvieną dieną pradėti galbūt kitaip arba atrasti tą kitą mintį. Tos mintys nesibaigia, jos per jūs kažkaip teka. Tai
čia be abejo, tie žmonės pasako kažkokią situaciją, aš nuolat kažkaip galvoju ten ir matau tos situaciją, tikrai tos, gyvenu realybę ir tą realybę apmastau ir man kartais realybė mane pamoko, tos kitos žmogus, ir aš jai transliuoju, garsinu. Tai kas sako yra tikras krikščionis, tai toks žmogus, aš esu rašęs, kuris vienoje rankoje laiko Bibliją, žiūri, ką Biblija sako, ką Dievas sako pasauliui, o kitoje rankoje laiko laikraštį. Ir žiūri, ką pasaulis sako. Ir sako, jis taip apjungia. Tai laikraštis gali būti ir socialinė erdvė, ten, kur esame visi tie įvykiai. Ir sako, taip susistemina ir vis tiek kažkaip pabando surasti vilties, kad tas pasaulio balsas neužprogramuotų mus nusivylimui, apatijai, bet kad vis tiek paskutinis žodis daug dalykų rytui. Tai vat tikrai klausau visą, matau visą realybę, nes negyvenu per rožinius sakymus, kad viskas bus gerai, viskas išeina gera, pakentėkit ten taip, o aš sakau, kartais nesuprantu, kaip yra blogai. Ir, pavyzdžiui, kai žmogus reikia, kuriam kas minutę ten laša morfius dėl to, kad kaulus baisiai skauda, viskas metastazės. Aš sakau, žinokit, neeksperimentuoju, nesakau, kad čia pakentėkit ir Kristus kentėjo, bet aš sakau, žinokit, nes neįsivaizduokit, nes skauda, net nenorėčiau įsivaizduoti. Bet tiesiog man taip yra baisu, kad net nenorėčiau, bet aš suprantu ir tiesiog kartais nieko nesakau. Tai man toks, be abejo, tos knygos, tai yra, aš tyriu tą realybę, galvoju, vat, kur šitoje situacijoje, kaip kalbėtų Dievas, kaip pasakytų šventas raštas, kaip, nes vis tiek tai yra vilties knyga. Ir kaip šitas pasaulis, vat, mes matom, kad Dievas jame yra gyvas, ne kažkaip kitaip, bet per mūsų mintis, per mūsų neturi kitų veikimų būdų dabar, tik tai kaip mes esam. Jo tie indai, tos vazos, kurias viską, ką sudėsim, į kitus tai dar matysim. Tai be abejo, tas kūrinys yra visas gyvenimas ir kiek patiriu, kiek man atrodo tai verta, kiek pavyksta užfiksuoti dalykų, tai jau sudedu į knygos puslapius kaip pastiprinimo istorijas ir ženklus. Velykos jau čia pat. Ir žinot, gal dar po tokių pokalbių, bet norisi, kad jos būtų ne tik stalas. Taip, prisikėlimas, kaip jį pajusti be pareigų, kad reikia nueiti Velykų rytą į bažnyčią arba kažką panašaus. Ta prasme, kaip jį pabandyti pajusti. Jūs irgi gal esate knygoje sakęs, kad pasninkas tai nereiškia tik nevalgyti mėsos. Žinot, mes tokie esame, kam tos filosofijos, aš galvoju, labai daug ten, kokią instrukciją dabar sudėti. Tai tiesiog stalas gerai, jeigu tas stalas bus, kai būsiu artimieji bus ir tikrai padėti telefonui bent porą valandų, tiesiog mes pabūsim vieni su kitais, bet tai širdies, suprantam, tai gerai, apjungia ten, kur esam kartu, tai ten Dievas yra. Nereikėtų kažkaip prisidėti tokių planų vėl projektas, bet jeigu turi projektą, kad būtinai nueiti į bažnyčią, ten tada, tai nepersistem su tais patiekalais, kelis su meile. Aš tai galvoju, kad iš tikrųjų labiau pažvelgti taip lengviau visą šitą situaciją, kad Velykos yra mūsų vilties šventė, kad visas mūsų, kas yra Velykų išgyvenimas, tai reiškia suvokimas, kad mes gyvenime turim stoteles, penktadienį, didįjį, skausmo, mirties, netekties momentus, bet krikščioniui tai nėra, kad mes garbinam kryžių. Kryžius yra mūsų išganimo tikrovė, mūsų atpirkimo tikrovė, bet ne mūsų gyvenimo dalis, tai yra tik stotelė. Kad Velykos tai yra tikrai gyvenimas viltim, kad mūsų visas gyvenimas, visa realybė priklauso prisikėlimo rytui. Kartais, žinot, visą šitą gyvenimą turim kaip dovaną, kad suprastume, jog negyventume taip neviltim. Tai nėra tik tai mišios, kad mišias be abejo padeda ta liturgija mums kaip žmonėms, kuriem reikia ženklų. Esam kūne, vis tik esam materija, ne tik tai dvasia. Tai tie liturginiai veiksmai iš Velykų nakties mišios, ar ryto mišios, ar didžioji savaitė, ten yra taip, visa liturgija mums padeda mintyje, širdyje, savo gyvenime permastyti visą Jėzaus išganimo tokį būdą, kaip jis pasirinko, čia jau žmogus taip nesugalėtų, nesugalvotų išganyti pasaulio, kad ateitų į pasaulį, paprašytų Marijos pagalbos, kad padovanotų žmogišką veidą. Nes Dievas būtų mums filosofija, mes kitaip nesuprastume, kaip tik aukštoji matematika. Dabar tik jis turėtų atlėpti
Tai su labai didžiu dėkingumu išgyventi Velykas, tai padėkoti už visą šitą gyvenimą, už žmonės, kurie šalia manęs, už tai, kad Dievas myli mane, ne dėl to, kad aš esu tobulas, kad nedarau klaidų, kad viskas yra atpirkta kryžiui, bet dėl to, kad aš esu. Taip pat su tokiu santykiu, kai tu gali gyventi, žinot, panašiai su baime ir gali gyventi su pagarba. Jeigu tu myli pagarbą į bažnyčią ne dėl to, kad yra pareiga, bet dėl to, kad tu myli tą asmenį, tai tu eini su, į patį svarbiausią sutikimą, tu eini tiesiog iš meilės, negaliniai. Panašiai kaip mes turėjom dėstytoją profesorių, kartu ir chirurgas yra Andrius Narbekovas, žinot, gal. Tai toks, nuostabus žmogus, pavyzdžiui, jis užduoda mums paskaitas egzamine, Dievas taip pat turbūt daro. Sako, studentai sako, kai baigsit egzaminą, sako, šitus visus savo darbus, atsakymus, padėkit man, savo aš eisiu pasiimsiu pasirodų. Ir jis išeina. Ir visos paskaitos metu nieks neatsiverčia žiūrėti ten, kad susirašytų ar kažkas, koks aukštas pilotažas. Tai Dievas labai realiai. Iš tikrųjų, aš ir stengiuosi tą ryšį vaikams, pavyzdžiui, ne per parašus. Kad jie gautų tokią atsakomybės pasitikėjimo ir kad jie augtų žmonės, kuriem yra patikėta gyvenimo dovana, o ne kad augtų kaip kokie vergai, kad ten pagal bilietą, pagal registraciją, pagal kažkokį tai, nutarimą čia dabar. Aš pasakoju apie tą atvejį, kai važiavau iš Šiluvą, buvau parengiamo kurso vadovas kunigų seminarijos ir su paskutiniu autobusu važiavo vaikas iš mokyklos į savo kaimelį, įlipo tą autobusą ir jis, tą vaiko neturėjo pažymėjimo moksleivio ir jam nepritaiko nuolaidos pagal tą bilieto kainą. Lyg tai tas, ar čia dabar tas, kur vairuotojas, ar čia jis pasielgė teisingai, aišku, kad teisingai, įstatymiškai teisingai, nėra teisės į lengvatą, ar jis dabar įvykdė žmogiškumą ir Dievas sakė, ne, nes dabargi tu matai, kad čia tam vaikui 11 metų, kad jis nesaugęs iškut 11 metų, tai jis yra moksleivis. Ir pagal bilietą mes sprendžiam žmogaus vertę, ne? Tai man atrodo, ir Dievas taip į mus. Ir mes, jeigu galim visus vaikus suvaro į bažnyčią, egzaminuojam, ir po to 30 metų jų nėra. Tada santuoka ateina, po to į laidotuvės atneša karstą, pats neteina. Tai arba galim sąmoningų žmonių bendruomenę. Tai aš galvoju, kad Velykų slėpinys, tai realiai yra sąmoningo žmogaus slėpinys, suvokiant, kad Dievas mums dovanoja ne kapinių duobę, bet realų gyvenimą, kuris neturi pabaigos. O kas yra tikėjimas, kas yra dangus? Taigi dangus tai nėra vieta, bet yra pasitikėjimo būsena. Tas nerealiai pasitikėjimo būsena. Gal esat kada patyrę, pavyzdžiui, aš esu patyręs tokių dalykų, turiu tokių draugų, mamą, tėtį, kad pavyzdžiui, aš, bendrauju be žodžių. Tai žinau, kad bus padaryta, man nereikia čia. Nueini, čia nuneši, padarai, atneši, nereikia, tiesiog tu žinai, kad bus padaryta. Ir čia labai panašiai su Dievu. Kai tu gyveni tą ryšį su juo, aš negaliu, pavyzdžiui, dabar, mes nei vienas negalim vienas už kitą patikėti. Čia aš už tave biškiu, už jūs, ten jūs nelabai tik, už jūs. Vis tiek kiekvienas asmeniškai. Tai man Velykos, tai atrodo, turėtų būti žmogaus asmeninis judesys, ne iš pareigos, bet iš to supratimo. Ir jeigu žmogus turi tą atvirą širdį, kad tokius mastų tą knyga Šventas raštas, tai yra tikrai, ypač Evangelijos, tai realių asmenų, kurie pažinojo Kristų žemišką ir dievišką aprašymai. Pagal tą pavyzdį tu matai, kiek daug Dievas tų pastangų sudeda, kad surastų žmogų. O žmonės vis tiek pagal save tas interpretacijas daro. Žinot tą pasakojimą apie tėvą, kaip tėvas nusipirko arklį su sūnum, ar ne? Ne? Aš ne. Nežinot, ne? Kaip žmonės, ne? Nusipirko tėvas su sūnum arklį ir atsisėdo tėvas ant arklio ir vedasi. Ir sako žmonės, koks tėvas, sako, sūnus vos paeina, o tas, sako, ant arklio atsisėdęs joja. Tai sako, reikia pasikeisti. Tai sūnus atsisėdo, žmonės sako, pažiūrėk, koks sūnus nejautrus, ar ne? Tėvas senas, sako, sūnus ant arklio. Atsisėdo budrus. Sako, tu pažiūrėk, kaip jie arklį kankina. Sako, tas arklys vos paeina, šitą eksperė, žinai. Tai visi nubėpo. Sako, pažiūrėk, nusipirko arklį ir vedasi, rodo, kad nusipirko. Tai va,
Ačiū. Ačiū. Eisi mes dabar visi bandom eiti lauką, gerai? Iš tikrųjų, jo, kas turit galimybę ir norą išeinant prie į kiemą bibliotekos prie Jurgio Kunčino ten sienos, ten Aš tiesiog noriu pamatyti visų veidus, kiek čia daug Jo, iš visų salių pabrėžti. Iš visų salių bendrai nuotraukai, o po to matysim, kur geriau parašus darys. Nes čia irgi kaip ir, čia panašiai kaip ir skuodė, kaip ir pas Paryčią istorija, kad tiek žmonių buvo. Nes skuodė nebuvo ir pas Paryčią.